Šiame video pakalbėsime, kaip veikia franšizės verslo modelis ir kodėl tiek daug verslininkų renkasi franšizę kaip rimtą ir sofistikuotą verslo plėtros būdą. Aš suprantu, kad tau šiandieną franšizė gali atrodyti ir skambėti kažkas labai tolimo, nepasiekiamo, kažkas labai amerikietiško, pritaikyta tik tai standartizuotėm užkandinių arba coffee shopų plėtros būdams. O tavo verslas, klinikos, nekilnojamo turto vystymas arba kitos aukšto lygio ir atsakomybės reikalaujančios paslaugos arba prekės, gamykla. Bet noriu tave patikinti, kad per 10 metų aš nesutikau verslininko, kuris baidytųsi franšizės. Ypač tų, kurie supranta, kaip jinai veikia. O peržiūrėjus šį video, tau bus aiškiau, kaip veikia pats franšizės modelis. Tai kaip veikia franšizė? Pirmiausia, franšizė veikia taip, kad yra atidaroma tavo verslo kopija kitame mieste ar kitoje šalyje. Ar ne? Kas tą kopiją atidaro? Ta kopija atidaro tavo partneris, tavo franšizės partneris, pasirašydamas su tavimi franšizės sutartį. Ir šioje vietoje svarbu paminėti, kad tu pats sprendi, su kokiu žmogum tu įeini į verslo santykius. Franšizė nėra parduodama, bet kas ateis, nupirks, tai svarbu, kad perka. Ne, tu sprendi, su kuo įeiti santykį. Ir mes, pavyzdžiui, turėjome įdomią tokią situaciją. Mes atvedinėjom vieną tarptautinį prekės ženklą čia į Lietuvą. Jisai vadinasi RiceWolf ir jisai veikia archyvavimo paslaugų sektoriuje. Tam dokumentų naikinimo, saugojimo, archyvavimo. Ir mes užsiėmėm pardavimais. Reiškia, importavom franšizę į Lietuvą. Ir mes sukūrėm tokią situaciją, kad mes turėjom 5 pirkėjus. 5 norinčius, kurie sako, taip, įdomu, norim pirkti, turi reikiamas patirtis, verslai rimti, pirkėjai rimti. Ir mes rinkomės kartu su kompanija, su kuo norime sudaryti franšizės sutartį. O tas rinkimas jis buvo iš tos pusės, kad mes vertinam ne tik patirtis, investavimo, pinigų turėjimo galimybės iš franšizės pirkėjų, mes prašėme jų, kad jie sukurtų verslo planą, kaip jie mato šitos franšizės vystymą. Tai reiškia, atranka buvo pakankamai detali ir mes išsirinkom geriausią partnerį. Tai ir tavo atveju franšizę sukūrus, tu rinksiesi, su kuo nori įeiti į partnerystę. Ar ne? Kitas dalykas, kada atidaroma franšizė, tai tą franšizę už savo pinigus atidaro franšizės pirkėjas. Jisai investuoja. Tu tipiškai neinvestuoji. Žinoma, praktikoje mes turėjome keletą variantų. Tos franšizės kompanijos, kurios yra lanksčios ne kažkaip idėjiškai, bet jom patogu arba jie to nori. Jos su franšizės pirkėjais, jie siūlydo keletą variantų. Sako, pirkite mūsų franšizę, taip pat mes galim daryti bendrą jungtinę nuosavybę ir mes galim būti kartu partneriai, kaip ir aš tau parduodu franšizę, bet mes esame kartu akcininkai. Yra ir tokia galimybė. Žodžiu, yra daug būdų, bet principialiai, strategiškai ir dažniausiai patys franšizės pirkėjai investuoja į franšizę. Ir tai yra labai, labai gerai, nes tu gali plėstis sparčiai, nes tavo balansai galbūt sparčiai neleistų tau plėstis, atidaryti tiek padalinių, kiek rinka gali panešti. Bet franšizės pirkėjai, kada investuoja jie į padalinius,
tai tu gali tai padaryti drąsią labai plėtrą. Kas dar yra labai gerai, kad kai franšizės pirkėjai atidaro padalinius, jie atidaro tos padalinius pagal labai aišku tavo čeklistą ir reikalavimus, ar ne? Ir tu pats kaip franšizės davėjas, sukuri tuos reikalavimus, turiu mintį, kartais tie reikalavimai būna tokie privalomi, kad būtinai pirkit šitus stalus, šitą įrangą ar iš mūsų tiekėjų. Pavyzdžiui, įrangą, ar ne? Labai dažnai medicininėje industrijoj, pramogų industrijoj, kur įranga yra labai svarbus elementas, tai tu sakai, pirk štai šitą įrangą, štai šito mano tiekėjo. Ir jie tai daro. Toliau patalpos yra įrengiamos pagal tavo duotą specifikaciją. Kažkokie kiti technologiniai sprendimai, jeigu tai būtų maitinimo įstaiga, tu tiesiog duodi specifikacijas. Galbūt kompanija ortakių, gartraukių yra nesvarbu, jeigu nesvarbu. Ir tu duodi specifikacijas. Tai reiškia, ką noriu to pasakyti, kad franšizės įrengia padalinius pagal tavo specifikacijas. Kai kur tu nurodai, kad tai būtinai iš tos vietos, o kai kur tu nurodai, kad tu gali pasirinkti. Svarbu, kad tas daiktas ar įranga būtų, atitiktų tokius reikalavimus. Ir šitoj vietoj nėra jokios interpretacijos franšizės gavėjui, kaip jisai įrengs tą padalinį. Nebent tau nėra svarbu ir tu duodi jam kryptį. Tai reiškia, intensyvumą ir kontrolę visą laiką nustato franšizės pats davėjas pagal tai, kiek jo verslui tai yra svarbu. Kitas elementas, kad franšizės pirkėjas franšizę atidaro ant savo UAB ar kito atitikmens kitos šalies uždarosios akcinės bendrovės. Tai reiškia, juridinį vienetą valdo ir priklauso franšizės pirkėjui. Darbuotojus suranda ir darbina franšizės pirkėjas, investuoja, kaip jau išsiaiškinome, franšizės pirkėjas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visa įranga, dažniausiu atveju visa įranga, įrengimai, patalpos, nuomos arba nupirktos, viskas priklauso franšizės pirkėjui. Bet franšizės pirkėjui niekada nepriklausys vienas dalykas. Tai yra pats jūsų prekės ženklas. Pasirašant franšizės sutartį, jūs realiai suteikėte teisę naudotis jūsų prekės ženklų, identitetų labai konkrečioj apibrėžtoj teritorijai. Tai gali būti konkretus adresas, konkreti vieta, gali būti miestas, gali būti šalis, ar ne? Ir jie turi teisę naudotis. Dažniausiai praktikoje būna 5-10 metų franšizės sutartis su teisę pratęsti. Sutarties terminas kiekvieną kartą yra, techniškai išskaičiuojamas ir jis yra pagrįstas, kodėl 5 metai, kodėl 10 metų ir kokie būna pratęsimai. Kada jau pats franšizės padalinys yra atidaromas, ir kada jau ateina galutiniai klientai, tipiškai jie nežino, ar tai yra franšizė, ar tai yra jūsų nuosavas padalinys. Jūs tuo galite įsitikinti, būdami ir lankydamėsi, Akropolis yra ir kiti prekybos centrai, ten 80% yra franšizių ir jūs realiai nežinote, ar Zara yra Zaros, ar Zara yra aprangos. Turiu mintį dėl to, kad jie veikia pagal specifikacijas ir galutiniam klientui ir nesvarbu, ir galutinės klientas to visiškai nejaučia. Tai tokio lygio verslo kopija yra padaroma. Ar būna situacijų, kad yra įdedama vietinių interpretacijų į franšizę? Tai atsakymas taip, būna. Ir vėlgi visą laiką atsakymas yra būna ir gali būti jūsų atveju, jeigu jūsų verslo modelis tai leidžia arba jam tinka.
Pavyzdžiui, mes esame vystę privačių klinikų tinklus. Ir kiekvienoje šalyje tas franšizės pirkėjas, nes ten buvo inovatyvios high-tech klinikos, jos papildydavo kažkokiu savu elementu. Pas vienas klinikas buvo, pavyzdžiui, ten masažas, pas kitas klinikas buvo ne masažas, o buvo kitokios praktikos. Ar ne, kitas turi dar kažkokį know-how, jis papildydavo tuo elementu, kurį jisai, sakykime, geba. Tai kaip ir ateini į bendrą tą, bet čia buvo pasiskirstimas tarp šalių. Mieste ar tai būtų, nežinau, reikėtų pagalvoti, pasižiūrėti, ar tai nedaro neigiamos įtakos jūsų prekės ženklui ir ar tai sukuria pridėtinę vertę jūsų prekės ženklui ir būtent galutiniam vartotojui. Ir tuo, ką aš kalbu dabar, noriu patikinti, kad franšizės davimas franšizės pirkėjui tai nėra tas, kad nudaviau franšizę ir ten kažkas kažkaip kažką daro, po to galų nesurinksi, nesužiūrėsi, gal geriau neduosiu. Viskas vyksta absoliučiai atvirkščiai. Franšizės pirkėjai, supraskite vieną svarbų dalyką. Franšizės pirkėjai perka jūsų franšizę ne tam, kad jie kurtų kažką tai savo, jie perka tam, nes jie mato, žino, kad jūs jau padarėte taip, kaip jie labai norėtų tą padaryti. Ir jie nesikiška, jie nesako, kad į McDonald'ą įtraukim dar ir cepelinus, nes čia lietuviai nėra cepelinų. Ar ne? Tai ir jūsų versle, kada jūs duosite franšizę, jūs labai aiškiai apsibrėžite, kas galima ir kas negalima. Ir tai yra nediskutuotina, nes tai, kaip jūs darote, ir tai garantuoja sėkmę. Dėl to yra sukuriama labai tokia aiški atidarymo, padalinio atidarymo visa schema, visi reikalavimai įrangai, paslaugoms, marketingui, darbuotojams. Ir franšizės iš tikrųjų valdomos ir jos, sakykime, atitinka standartus dar geriau negu kad jūsų asmeniniai padaliniai. Atsiminkite vieną dalyką, kas pirkėjas yra tas, kuris investavo pinigus savo, atidarė prekės ženklą, įdarbino darbuotojus, jis yra maksimaliai suinteresuotas sėkme ir jisai nenori prieksperimentuoti, jisai kaip tik klaus jūsų, o kaip čia geriausiai padaryti. Ir jūs sakote, daryk čia taip, taip ir taip, supratau, o kaip čia geriausiai padaryti marketingė? Marketingė mums pasiteisino taip, taip, tavo atveju reikėtų žiūrėti, jeigu tai yra kita šalis. Tai reiškia, jis klausia, jisai nori vedimo ir jisai laukia tų instrukcijų. Tai nėra taip, kad jisai bodėsis, dabar mes jam sakysim, jisai ten darys ir kažkaip priešinsis. Ne. Dar ankstyvoje stadijoje franšizės pardavime mes kvalifikuodami franšizių pirkėjus, mes aišku patikriname, ar yra tokių, kurie, aš nupirksiu, bet padarysiu savaip. Būna, bet kada ankstyvoje stadijoje pradedi kalbėti, kad franšizė yra apie tai, jie tada sako, mes suprantam, būtent mes to norim, ir tada gaunasi geras mečas tarp franšizės pirkėjo ir pardavėjo. Ir tą mes kvalifikuojam ir padarom. Toliau, kur yra pinigai? Tai franšizės pirkėjai moka jums kelis mokesčius. Tipiškai tai yra franšizės startinis mokestis, kuris yra pasirašomas franšizės sutarties metu. Tada yra mokamas periodinis mokestis, jisai anglų kalboje vadinasi royalty. Ir tai būna techniškai išskaičiuotas tam tikras numatytas procentinė išraiška nuo apyvartos, kurią sugeneruoja franšizės pirkėjo franšizė, kurią jis įsigijo. Nuo apyvartos procentinė dalis. Ir tai yra arterija jūsų pajamų. Yra tos pagrindinės pajamos, kurias gaunate, nes franšizės startinis mokestis tipiškai jisai nebūna super didelis. Esu matęs, esu daręs verslų, kur franšizės startinis mokestis yra 1 000 000 eurų.
Esu daręs tų, kur startinis mokestis yra 10, 15, 20, 30 tūkstančių, 50, 100, 150 tūkstančių. Reiškia, yra įvairių nuo verslo sudėtingumo, nuo investicijų lygio ir visa tai yra techniškai paskaičiuojama. Dabar kaip toliau veikia franšizė? Tu turi motyvuotą partnerį, įdėjusi pinigus, užkūrusi visą verslą ir prižiūrinti visą operatyvinę to padalinio veiklą. Ir idealus atvejis, kada tam franšizės pirkėjui šitas padalinys yra vienas verslas, vienintelis. Tada jisai, maksimaliai, ten šeima ar kažkaip jie valdo. Tai yra labai puikus priėjimas, bet ne visiems yra tinkamas, ne visom franšizėm. Mes kalbėsime apie franšizių tipus kitame video. Dabar, kas yra tavo darbas? Šiuo atveju, tu turi franšizę. Tai tavo darbas padaryti ir padėti jam tapti sėkmingu. Nes dar kartą prisimink, kad tavo pagrindinis pajamų šaltinis yra royalty mokesčiai, o tai yra apyvarta nuo jo, tai yra procentas nuo jo apyvartos. Tai kuo tu padėsi jam būti sėkmingesniu, tuo daugiau tu uždirbsi. Kuo daugiau jisai sugeneruos pajamų, tuo daugiau tu gausi savųjų pajamų. Dėl to šitoje vietoje yra labai toksai win-win modelis ir abi pusės yra suinteresuotas. Viena klausyti, išgirsti, stengtis, kita suteikti paramą, padėti, konsultuoti, vesti, kad jis padarytų. Tai reiškia, jūs duodate inputą, jūs duodate žinias, duodate vedimą, duodate patarimus, o jie rūpinasi, daro kasdienę veiklą. O čia yra skirtumas tarp savų padalinių ir franšizės padalinių. Tai va tokie yra pagrindiniai skirtumai. Todėl va tas, sakyčiau, mitas rinkoje, kad atiduodu franšizę, nesurankiosiu galų, kažkas kažką darys, iškraipys prekės ženklą, pridarys bėdų, gal geriau neduosiu. Jisai yra visiškai mitas ir jisai mitas kilęs iš to, kad yra nesuprantama, kas yra franšizė. Vėlgi, jeigu tu nueisi į advokatų kontorą ir sakysi, aš kuriu franšizę, man padarykite sutartį franšizės ir viskas aišku, mokesčiai tokie, franšizė ta, gali būti, kad tu nesurinksi galų, nes teisiškai franšizė įgyvendins tavo reikalavimus. Bet franšizė nėra tik tai apie franšizės sutartį. Tai yra apie santykio sukūrimą, tai yra apie teisingos strategijos sudėliojimą, tai yra strategiškai parinkimą, kokiu būdu tu plėsi savo franšizę, po vieną padalinį, po keletą duosi miestai, šalim, ar master franšizę. Apie franšizės tipus gali paieškoti atskirame video, tenais yra paaiškinta, kokie yra franšizės būdai ir tipai. Tai būtent teisingas franšizės modelio pastatymas ir sukūrimas įtakoja didelę sėkmę. Ir tai yra būtent tai, ką aš jau 10 metų darau, nes aš esu franšizių praktikas. Per savo 10 metų karjerą franšizių industrijoje aš vadovau ir franšizių kompanijoms, franšizių tinklams. Aš vadovau ir tarptautiniai franšizių konsultaciniai kompanijai, kurią mes visą iš Amerikos, visą know-how atsivedėm ir implementavom čia į šią rinką. Ir būtent ta patirtis ir žinojimas ir išmanimas franšizių tiek iš vidaus, tiek iš išorės leis sukurti ir išvystyti tokią franšizę, kurią tu didžiuosies. Tai jeigu tave domina franšizės sukūrimas, jeigu tu žinai, kad jau nori atrakinti savo plėtrą ir įkinkyti franšizę, kad jinai išneštų tavo verslą į visus miestus, šalis, apie kurias tu jau seniai labai mastai, kreipkis į mane ar su manim susijusias įmonės ir mes susitiksime, pakalbėsime, pažiūrėsime, kaip galime realiai tau padėti. O mes esame čia tam, kad tau padėtume.